Labas rytas visiems. Taigi, žinokit, atradau pagaliau šukuoseną, kuri man patinka netgi su mano trumpais plaukais. Tai vat, kaip matot, susirišau tokią uodegytę viršui ir šiek tiek pasileidau plaukus priekyje. Vat, kaip matot, tokia ale grifkutė šone. Tai visai gražu, kažkaip man vat patinka, nes aš kaip sakiau, iki šiol netradau šukuosenos, kuri man patiktų su mano šitais plaukais. Tai va, ir gal dar turit kokį nors patarimą, ką man daryti su mano priekiniais plaukais. Aš jeigu ten žiūriu, tai ten, žinokit, yra mano kosmetikos lagaminas, kaip matot. Bet, žodžiu, dėl ko sakau, dėl to, kad man šitie plaukai, grifka yra visiškai ataugusi, aš iš esmės jau galiu ją užsikišti už ausies. Ir kažkaip visiškai taip tie plaukai suploti, va, tarkim viršui surišti va, su šitais plaukais arba už ausies, kažkaip nežinau, man nelabai gerai žiūris, man vis tiek norisi kažkokių plaukų priekyje. Aš aną dieną, žinokit, beveik vėl nusikirpau grifką, jau tokią idėją stiprią turėjau, galvoju, nu reikia nusikirpti, kažkaip tai biškį ją pašukuosiu taip ir visai gražiai atrodys, bet nepadariau to. Tai va, iš tai sakau, gal turit kokią nors patarimą, galbūt kažkokį pakarpimą ar kaip tai, nežinau. Nors ir gal taip visai nieko, bet, nu, kažkaip mažiau tų plaukų per daug, nežinau, gal man kad neįprasta. Tai va, jaučiu, kad taip man kažkur tai yra katės plaukas. Žinokit, kaip katė šeriasi, tai eina jos savo. Negaliu, aš jas, pavyzdžiui, paimu ant rankų, tai pas mane visi rūbai pilni, visas veidas pilnas niešti, nu, žodžiu, nežinau, vitaminus pradėjau duoti, tai gal šiek tiek padės. Tai, žodžiu, tai va, kaip matote, esu susiruošus, reikia eiti man iki parduotuvės, nes reikia kavos, jau visai baigėsi. Tai čia, kaip žinot, man yra būtiniausias dalykas kava ir pienas, maisto gali nebūti, bet šitie du dalykai turi būti namuose. Ir man reikia nusipirkti baterijas rekorderiui, nes aš noriu šiandien nufilmuoti 2 filmukus. Tai vienas yra Q&A, kurį aš jums turiu nufilmuoti, jau klausimus viską susirašiau iš jūsų komentarų. Ir kitas yra naujų pirkinių, nes vakar išvažiavau į prekybos centrą pirkti veido kremo naktinio, tai pasižiūrėkit, kiek visokių nesąmonių prisipirkau ten kampe. Tai va, tai aš nusprendžiau tą progą ir nufilmuoti, nes prieš tai, kaip klausiau, tai sakėt, kad jums įdomu. Tai va, tai žodžiu, dar kol kas nebėgu parduotuvę, nes tuo turi vyras grįžti, gal jisai norės su manim kartu, o jeigu tingės, tai tada eisiu kartu. Sakau kartu. Eisiu viena tada iki parduotuvės. O aš greitai jums čia parodysiu sneak peek, nes nežinau, holo matysit prieš ar po šito video įkelimo, bet reikėjo man naktinio kremo ir toniko veidui, tai aš nusipirkau šitos kompanijos Natura, čia yra Brazilų kompanija. Aš dabar daug nepasakosiu, daugiau papasakosiu savo hole, bet ką norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad pavyzdžiui, tokie kremai kaip Lietuvoje aš pirkdavau Estée Lauder, Lancome, Bioterm ir taip toliau, visi tokie kremai. Čia, žinokit, yra dviguba kaina ir aš tikrai neperdėtu. Aš, pavyzdžiui, vakar buvau Sephorai pasižiūrėti, tai, žinokit, likau apakus. Iš principo nepirkau nei vieno, to sakau, žinai ką, einu ir išbandysiu kokią nors brazilišką kompaniją. Tai va, tai, žinokit, nežinau, kame reikalas. Pavyzdžiui, kosmetika yra taip pat užkeltos kainos, tarkim, ten Urban Decay, Dioras ir taip toliau. Taip, yra brangiau negu Lietuvoje, bet sakyčiau, galbūt kokio, pusantro karto, tai plus minus. Tarkim, Lietuvoje ten kainuoja 50 eurų, koks ten, nežinau, tušas, o čia kainuoja, pavyzdžiui, 65-70, tai maždaug va taip. Bet veido kremai, tai žinokit, fantastiškai. Koks nors veido kremas, pavyzdžiui, Lietuvoje Kristianai kainuoja kokią, sakykime, 60 eurų, čia kainuoja koksai 120-130. Tai dėl to, žinokit, buvau apšalus. Tai va, kas čia brangu, tai visokios grožio priemonės, kremai ir taip toliau, kurios yra ne braziliškos. Tai aš, žinokit, po truputėlį bandinėsiu braziliškas kompanijas ir pereinu būtent prie braziliškų grožio priemonių ir kosmetikos. Tai va, ką tik pas mus buvo atvažiavus viena moteris iš Eivono ir mes nusprendėm kaip ir platinti Eivoną. Ne tai, kad platint, ne kitiems žmonėms, bet mes tiesiog užsiregistravom dėl savęs, dėl to, kad čia yra labai geros iš tikrųjų nuolaidos. Kosmetika, pavyzdžiui, kremai visokiausi, tai mums yra 30% nuolaida, o tarkim, jie turi vieną katalogą, ten namam, drabužiai ir taip toliau, tai tas yra 20%. Tai iš tikrųjų labai neblogai šiaip.
Ivano kosmetika, tai žinokit, man nelabai patinka. Aš tikrai esu labai daug jų išbandžius ir galiu drąsiai teikti, kad kokie 85% kosmetikos priemonių yra visiškai nevykę ir man nepatinka. Bet Ivanas turi labai daug visokiausių kremų, šampūnų, dušo želių ir taip toliau, kurie man tikrai patinka ir kuriuos jau esu ne kartą pirkus. Tai dėl to iš tikrųjų labai gerai. Ir plus čia Brazilijoje, tas pats kaip ir Japonijoje, Ivanas yra gan kitoks, labai daug yra produktų, kurių pavyzdžiui mes Europai neturim, tai dar ir dėl to bus labai įdomu. Tai eisiu paskui apsižiūrėti truputėlį katalogus ir užsisakyti kelis daiktus, tai aš jums galiu parodyti. Tai pavyzdžiui, ateina tokia krūva katalogų, čia yra kompanijai šitai. Tai reikia šią naktį užsakyti, už tai šiandien turiu aš išsirinkti, nes už 2 dienų, jeigu neklystu, jau galios nauji katalogai. Tai pavyzdžiui, šitas yra kaip ir jų pagrindinis, tai kaip normalus katalogas, kaip matot, koks yra viršelis, man patinka viršelis iš tikrųjų. Ir štai, viduje yra, kaip žinot, kaip Ivanas atrodo, visi kremai, kosmetika ir taip toliau. Tai, kiek galit matyti, yra kažkurie produktai, kurie yra Lietuvoje, o yra nemažai iš tikrųjų, kurių Lietuvoje Ivanas ir neturi. Tai šitaip greitai peržvelgiu. Dar vienas dalykas įdomus, kad žinot, Lietuvoje, kur yra Ivano tie, tarkim, anių kremai, tai čia yra lygiai tie patys kremai, tik tai vadinasi renių. Tai aš šiek tiek pakeitė. Paskui šitas katalogas yra, vadinasi Moda ant Kaza, tai vadinasi mada ir namai. Tai čia įvairiausių dalykų turi, žinokit. Čia, man atrodo, netgi kažkokias knygas, receptų ar žurnalus pardavinėja, bet, kaip matot, virtuviai visokiausi dalykai, vaikam, mačiau, yra visokiausių daiktų, kažkaip dar batai, laikrodžių tokių, tai Lietuvoje irgi yra, rankinukai, žodžiu, visokiausių dalykų. Paskui čia mums yra kaip platintojams, kaip matot, visokiausių daiktų. Tai aš galiu, pavyzdžiui, pasakyti kainos, jeigu mano nematėt kelių video atgal, kada aš sakiau, kaip aš skaičiuoju reais. Tai pavyzdžiui, čia yra, tarkim, 20 reais, tai praktiškai tas pats kaip 20 litų. Kažkas tokio, nežinau, ten beveik 1:1 gaunasi. Tai man labai nesunku skaičiuoti, čia, pavyzdžiui, kažkur plius minus 6-7 eurai. Tai man dėl to nesunku. Ir dar vienas dalykas, bent kiek žinau, Lietuvoje nėra, tai Ivanas taip pat platina Korės kosmetiką. Tai dėl to iš tikrųjų labai nekantrauju užbandyti kelis daiktus, nes iš tos Korės esu mačius irgi produktų labai daug ir girdėjus labai daug apie juos. Tai bus įdomu, žodžiu. Tai, dabar nežiūrėsiu, bet vėliau vakare prisėsiu, reikia kažką išsirinkti, nes reikia už nemažą sumą užsisakyti. Ir dar mums davė šitą tokią kaukę dovanų išbandyti, tai yra Pepino Mask, tai yra agurkų kaukė. Tai aš įsivaizduoju, kad turėtų būti tokia gaivinanti, tai čia kai šiuo metu Brazilijoje, tai turėtų būti labai liuks, nežinau, kad taip karšta šiom dienom aš baigiu numirti. Virš 30 kažkiek, net nebežinau. Aš žinokit, sakiau, nustosiu dažytis, man atrodo. Bet žinokit rimtai, nes kol kambarį, tai dar nieko, bet išeini į lauką ir grinai, taip jau tik makijažas bėga, čia praketas ir šlupos ir pusę makijažo jau nusivalė. Ir dar norėjau paskutinį daiktą parodyti ne iš Ivano, bet čia yra vyro mamos šitas daiktas. Nežinau, Lietuvoje, žinokit, yra, bet šiaip šitą Revita Lift liniją, žinau, kad Lietuvoje yra, tik nežinau, ar visi produktai. Tai šitas daiktas yra pasakiškas kaip makijažo bazė toms, kurios turi išsiplėtusias poras. Tai čia, kaip sakiau, yra ne mano, bet aš galvoju šitą daiktą irgi nusipirkti. Katytės. Katytės. Así te lo llevo de ahí. Ai, são lindos. Eu não preciso de desculpas, não jogo de aí, mas jogo de tamanho normal, tá tudo. Prieš išlėkdama iš namų greitai jums parodysiu savo šiandienos outfitą. Toks biški gal paaugliškas, bet žodžiu, štai kaip atrodau. Šitą mano maikutė, tai jeigu, žinokit, gerai pamenu, yra dar iš H&M, man atrodo, dar iš Japonijos. Tai jau yra labai daug metų. Paskui šitą mano suknelė Ale Serafanas yra. Dabar, žinokit, bijau nusišnekėti, bet buvo ar Fashion Mia, ar Shein, bet, žodžiu, vienas iš kiniečių drabužių puslapių. Paskui mano basutės, tai yra Clarks,
iš Airijos, aš jas, žinokit, vis nešioju, dabar man kažkaip labai jos patogios ir taip prilipa. Paskui iš mano papuošalų, tai šitas pakabutis yra, žinokit, dar iš Japonijos. Aš gal taip parodysiu šiek tiek arčiau. Ir mano šitie auskarai yra iš Airijos, bet dabar, žinokit, neatsimenu parduotuvės kurios. Tai va, ir kur mes dabar važiuosim, tai mes važiuosim pirkti šaldytuvo. Nes mes tik tai dabar mažiuką turim ir reikia nusipirkti didelį šaldytuvą ir radom internete, norėjom užsisakyti ir kažkas yra su internetiniu puslapiu ir rodo, kad kažkokia klaida ir neleidžia užsakyti. Tai va, tai dabar, žodžiu, reikia važiuoti į parduotuvę pirkti. Na, atvykome ką tik į šitą shoppingą, vadinasi Jardin Sul. Dabar aš jums truputėlį parodysiu kaip visada, bet mūsų pagrindinis tikslas surasti šaldytuvą, nes mes dabar, žinokit, gyvenam su labai mažyčiu šaldytuviuku, į kurį niekas netelpa. Apėjom keletą parduotuvių, bet žinokit, neradom šaldytuvo, kokio norim, tai nusprendėm šiandien pasiduoti paieškoms, nes vyras yra pakankamai pavargęs, tai dabar važiuosim į parduotuvę tik tai apsipirkti vaisių, nes aš, žinokit, tiek pripirkau prie vaisių, kad negaliu nė vienos dienos gyventi. Ir tada po to, ko gero, važiuosim namo. Ir gal kažkur tai rasiu nusipirkti baterijų, rekorderių, nes, kaip sakiau, noriu šiandien įrašyti kelis filmukus ir norėčiau su savo normalia kamera, nes vloginimo tiesiog, kad būtų kokybė geresnė, bet nežinau, ar ten bus. Tai va, tai žodžiu, mūsų tokie planai važiuoti į parduotuvę ir namo. Savo pirkinius. Didžioji dalis, žinokit, yra vaisių, kadangi mes važiavom į tą parduotuvę, kurioje yra pagrindė vaisiai, bet vis tiek galbūt bus įdomu. Tai pirmiausia yra jogurtai, tai aš, žinokit, dabar labai įpratau prie Activijos jogurtų. Tai šį kartą pirkau su braškim, bet man labai skanu ir su slyvom, ir su grūdais, ir su praktiškai viskuo. Paskui tokį geriamą jogurtą pirkau, šitą dar, žinokit, nebandžiau, nes geriamą aš irgi visą laiką pirkdavau Activiją, bet šiandien žiūriu toks kažkoks nematytas, tai nusprendžiau paragauti, tai yra jogurtas su persikais, jeigu neklystu, tai va, aš ragausiu. Ir taip pat, žinokit, labai įpratau prie geriamo jogurto, Lietuvoje nelabai pirkdavau, čia aš jau kelintą kartą aš perku, paskui pienas ir tada yra 3 papajos, kokio dydžio, pažiūrėkit, kur mano ranka ir papaja kokio dydžio, bet šitą dar didesnė, šitą tokia šiek tiek mažesnė. Paskui čia yra apelsinai. Kaip matote, apelsinai atrodo tokie pužaliai, bet tokie apelsinai, žinokit, yra patys skaniausiai jie. Bent šitoj parduotuviai turėjo 3 rūšių. Vieni buvo toje kaip Lietuvoje, kaip pardavinėje, tokie ryškiai oranžiniai, kiti buvo visiškai žali ir šitie. Tai tie visiškai žali, tai tokie rūgštesni yra, o šitie apelsinai vadinami kriaušiniai, tai jie turėtų būti saldesni. Tai va, tai nusipirkau kažkaip labai užsimaniau, nežinau. Tada šiek tiek nusipirkau vynogių. Vynogės, tai žinokit, labai mėgstu, aš ir Lietuvoje visą laiką valgydavau. Paskui obuoliai. Obuolius aš irgi labai mėgstu. Kažkaip Lietuvoje pratau tai iš vis kasdieną valgyti. Paskui čia yra marakujos, bet šitos marakujos yra, žinokit, rūgščios. Man asmeniškai tai yra šiek tiek per rūgštu. Tai va, aš, pavyzdžiui, negaliu suvalgyti visos, galiu puselę suvalgyti. Ir paskutinis pirkinys, ir aišku, Justytei reikia kažko tai saldaus. Tai šį kartą nusipirkau kažkokius sausainius. Čia turėtų būti jie 2 rūšių, kiek suprantu, tai yra su šokoladu ir dar kažko. Kaip sakiau, žinokit, portugališkai nemoku aš nieko, tai negaliu čia nieko ir papasakoti. Tai va, tai išragausim ir pasižiūrėsim, ar skanu. Taigi štai ką aš valgau šiandien vakarieniai, yra papaja,
Aišku, ne visą gal suvalgysiu, gal pusę, bet aš žinau, kad pastaruoju metu taip pamėgau papają, kad jeigu užsibaigė ir nenusipirkom daugiau ir kažkurią dieną nėra, tai man jau viskas, kur mano papaja. Gavosi lygiai tokia pati priklausomybė kaip ir kava. Gal tiesiog labai skanu ir nėra labai saldus vaisius ir toks gaivus, tai iš tikrųjų labai lengva valgyti. Tai va, nusiprausiau veidą ir ruošiuosi užsidėti kaukę ir kadangi noriu šiandien išbandyti štai šitą kaukę iš Avon, kurią gavom dovanų, tai galvoju tuo pačiu nufilmuosiu ir pasižiūrėsim, kaip jinai čia atrodo, kaip jinai čia veikia ir apskritai jaučiasi ant veido, nes dabar va tik nusiprausiau, tai veidas žinokit toksai sausas jaučiasi, bet galbūt dėl to, kad aš visą laiką būna tik nusiprausiu veidą ir iš karto dedu serumus, kremus, žodžiu, viską. Tai va, tai pasižiūrėsim, kaip šitą kaukę, žodžiu. Tiesiog, man atrodo, tokios kaip gelinės konsistencijos, aš net nežinau jo. Bet aš jums galiu parodyti arčiau, mano šitą kamerą nelabai puikiai filmuoja, kai yra produktai arčiau, bet vis tiek. Ir pabandysim mes ją teptis. Kiek supratau, kaip čia rašo, reikia užsitepti ant švarios odos ir laikyti 20 minučių. Kvapo tai praktiškai neturi. Nežinau, įdomu, kaip čia ta kaukė bus. Bent dabar, kai tepusi, tai jaučiasi viena iš tų kaukių, kuri išdžiūsta ir ją nulupi. Labai iš tikrųjų jaučiasi. Aš jeigu pamenat, jums dar, nežinau, gal vasarą rodžiau kelias kaukės, aš pirkau tokias nulupamas iš Douglaso. Dar, man atrodo, aš gal kelias čia ir turiu atsivežusi. Tai žinokit, konsistencija praktiškai yra tokia pati. Tai čia gal irgi šitą tokia. Pasižiūrėsim, tad palauksiu šitą 20 minučių, kaip parašyta, ir tada bus aišku. Šiaip tai būtų labai liuks, jeigu čia viena iš tų nulupamų, nes labai gerai tokias kaukės užsidėti po saunos, kada yra poros atsivėrę, tai yra iš tikrųjų pasaka. Nes aš jums kaip pasako, pas mus čia apačioje yra sauna, tai labai gerai, nueini ten biškį pabūni, grįžti staigiai į viršų, užsidėti kaukę. Nors iš tikrųjų tai galima tokią kaip aleveido sauną pasidaryti ir namuose, nežinau, galbūt dauguma ir žino, tiesiog užsivirti vandens, kad jisai būtų verdantis ir tada užsidėti tiesiog rankšluostį ant galvos, tiesiog, kad aplinkui save uždengti ir palaikyti veidą truputėlį tarp to vandens. Ne tarp to, bet virš to verdančio vandens. Aišku, nereikia labai arti veido laikyti, nes paprasčiausiai gali apsideginti su labai karštais garais, bet jeigu virš puodą, tai tada viskas gerai ir tiesiog, nežinau, gal 5 kokias minutės, galbūt 3 netgi užtenka. Ir tiesiog, kad tas poras atsivertų ir tada užsidėti kaukę. Tai labai liuks. Žinau, kad esu taip darius labai daug kartų. Aš Lietuvoje turėjau veido sauną. Iš kur aš buvau, iš AliExpress, man atrodo, užsisakius, jeigu neklystu. Bet ją palikau mamai, kadangi čia jinai neveikia. Tai reikės kažkada prie progos užsisakyti dar vieną, nes labai iš tikrųjų patogu. Patogiau negu ten su tais puodais. Tai va. Tai, žodžiu, kaip matot, užsitepiau, žinokit, grinai man kaip nulapama kaukė, konsistencija, viskas. Tai, žodžiu, pasižiūrėsim. Aš tuomet dabar paliksiu tą 20 minučių, po pakeis netepiau, tik ant veido. Ir pasižiūrėsim, kaip jinai čia bus, nes kiek aš suprantu, kaip jie rašo, tai turėtų būti iš tikrųjų drėkinanti kaukė. Tai, nežinau, jeigu čia bus viena iš tų nulapamų, tai žinokit, labai keista. Bet vienu žodžiu, palieku 20 minučių ir pasižiūrėsim, kas tada bus. Tai žinokit, apie kaukę aš buvau teisi ir vis dėlto tai yra nulupama veido kaukė. Tai ką galiu pasakyti, šiaip kažkokio ypatingo įspūdžio, tai žinokit, nepaliko, kaip sakiau, tam atveju, jeigu išeini po saunos ir nori, kad tiesiog išvalytų užsikimšusias poras, tai manau, tam variantui yra labai geras daiktas, bet kad jinai kažką čia drėkintų ar panašiai, tai visiškai nieko nejaučiu, aš tiesiog tą kaukę nusilupau ir nusiplovė veidą su švariu vandeniu, tai žinokit, lygiai toksai pat sausas, kaip ir buvo prieš tai ir dabar jaučiu, kad net traukia ir dabar skubėsiu užsidėti serumą ir naktinį kremą, tiesiog, kad vėl oda gerai jaustųsi. Tai matai, kaip sakiau, kažkaip įspūdžio nepaliko. Aš sunaudosiu po truputėlį, manau, tiesiog,
kai norėsiu išsivalyti veido odą, bet jeigu noriu kažkokio drėkinimo, maitinimo, tai manau, kad tikrai pasirinksiu kitą veido kaukę, nes aš žinau, kad šitos dar buvau nebandžius. Aš galvoju, turbūt šitą kaukę turėtų būti ir Lietuvoje, nes bent šitą liniją, jeigu ne tai Lietuvoje tikrai yra. Tai va. Tai, žodžiu, viskas. Šiandien, man atrodo, buvo labai daug plepėjimo, nes nefilmavau kelias dienas, tai eilinį kartą turiu visko daug pripasakoti, o aš, kaip sakiau, žinokit, einu tepti savo kremus, dar šiek tiek noriu padirbėti prie kompiuterio, galbūt dar spėsiu jums filmuką sutvarkyti, pasižiūrėsim ir tada jau eisiu miegoti. Taigi, kaip visada, labai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti thumbs up, prenumeruoti ir pasimatysim mano kitose vloguose ir filmukuose. Iki!